Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, čia Kotaro. Na, atsiprašau, kad truputį šiame kambaryje tamsu. Na, bet nėra daugiau šviesos iš tikrųjų. Na, bet yra šviesa iš lauko. O būtent esu dabar Kiote. Ir šiandien ryte aš pabudau ir mačiau daug sniego. Ir dabar Kiote. Matote, balta visur, daug sniego. Na, bet tik dabar, prieš 10 minučių sustojo snigti ir saulė dabar šviečia. Na, todėl, nežinau, gal šiandien vakare jau viskas ištirps galbūt. Na, pagal oro prognozę šiandien turėjo snigti iki prieš vakarą. Aš pamiršau žodžio. Na, vidurdienio, iki vidurdienio. Na, turėjo snigti pagal oro prognozę, bet sustojo dabar, prieš 9 valandą ryto. Bet vis tiek gražu. Jau seniai nemačiau Kioto su sniegu. Todėl džiaugiuosi. Po filmavimo tuoj aš išeisiu ir filmuosiu kažką. O būtent šiandien aš ketinu kalbėti apie dalykus, kurie mane nuliūdino Lietuvoje. Šiandien apie tai kalbėsiu, bet iš tikrųjų nėra daug kas nuliūdino mane Lietuvoje, bet šiek tiek yra. Pirmiausiai, mane nuliūdino Lietuvoje, sninga. Nuliūdino mane kainos Lietuvoje. Tai ypač po pandemijos. Buvo infliacija, arba dabar irgi yra infliacija ir dėl to produktų kainos išaugo, bet tuo pačiu metu Japonijos valiuta pigėjo. Dabar, bet geriau. Pikas buvo galbūt praėjusių metų vasarą, kai būtent buvau Lietuvoje, tai Liepos mėnesį. Tada, kiek žinau, kiek prisimenu, Japonijos valiuta jenų vadinasi. Buvo pigiausias. Ir 1 euras kainavo 172 eurai. Jenai, kiek prisimenu. Bet prieš pandemiją Japonijos jenas buvo daug brangesnis. Pavyzdžiui, 1 euras tada prieš pandemiją kainavo įprastai 130 jenų. Bet praėjusių metų vasarą 170 jenų. O dabar truputį geriau. Dabar tai 1 euras kainuoja 156 jenai. Faina, kaip faina. Dabar daug geriau. Todėl, nežinau, jeigu Japonijos jenas bus ta pati kaina, taip pat kainuoja vasarą, tada man labai gerai. Galėsiu daugiau išleisti pinigus Lietuvoje. Taip tikiuosi. Bet kainos tai dabar Lietuvoje yra didesnės nei Japonijoje iš tikrųjų. Jeigu kažką norėčiau pirkti, tai viskas brangiau. Viskas beveik maistas. Kavinėse irgi, viešbučiai irgi. Viešbučiai gal. Truputį brangiau. Ten Lietuvoje turbūt. Viskas brangiau tam. Tai mane nuliūdino. Nes tai tikrai
nesvarbu. Na tai tikrai, Lietuva tikrai daug pasikeitė per 10 metų. Na kai pirmą kartą atvykau į Lietuvą, nebuvo tokia brangi šalis. Tai prieš 10 metų. Arba daugiau, pirmą kartą atvykau ten Lietuvoje 2013 metais, todėl jau praėjo 12 metų. O, 12 metų, labai ilgai. Na, tada, kainos apskritai buvo pigesnės nei Japonijoje. Na, todėl man buvo labai lengva keliauti, bet to, tai antras dalykas, tai mane nuliūdino, kad Lietuva priėmė eurus 2015 metais, kiek prisimenu, jeigu neklystu. Iki to laiko, kai naudojo litus, tada buvo gerai, nes dėl to kainos buvo pigesnės, net man buvo labai lengva nuskaičiuoti, nes litas būtent kainavo tai beveik taip pat kaip Lenkijos valiuta, zloty, vadina zlotais, lietuviškai kaip zloty galbūt, bet lenkiškai zloty. Dabar irgi Lenkija būtent naudoja zlotus, jo. Bet vis tiek Lenkijoje irgi dabar kainos tai brangiai didesnės nei Japonijoje, bet vis tiek dar geriau nei Lietuvoje, taip jaučiu. Arba daug neskiriasi, galbūt. Bet kai naudojo litus, tada Lietuvoje viskas buvo pigesnis nei Japonijoje. Ir man labai lengva skaičiuoti. Galėjau, kai matau tą, pavyzdžiui, 100 litus, tada, aš žinau, kiek kainuoja Japonijos valiuta jenais. Nes panašiai galbūt, tada vienas litas kainavo todėl beveik 40 jenų arba 30. Vienas zlotas, kainavo tuo metu beveik 30 jenų, bet dabar tai dar daugiau turi būti. Nežinau. Euras, kai matau euras, tai atrodo viskas brangiau. Atrodo, kažkaip. Nes vienas euras, tai tuomet kainavo 130 jenų. Vis tiek tai man, matydamas dabar tai pigu, bet tuo metu man atrodė, kad brangiau. Nes vienas litas kainavo tik 40 jenų. Tai 100 jenų plus. Ir be to, be kainų, kas mane nuliūdino Lietuvoje, tai iš tikrųjų daug nėra. Transporto ryšiai galbūt. Transporto ryšiai, nes, ypač traukinių ryšiai Lietuvoje yra mažai, tikrai. Pavyzdžiui, jeigu norėčiau važiuoti į Panevėžį, pavyzdžiui, iš Vilniaus nėra tiesioginio reiso, tai truputį nepatogu, nors, Panevėžys nėra taip toli ir šiek tiek didelis miestas, bet iš Vilniaus nėra tiesioginio, tik autobusų yra. Ir jeigu norėčiau važiuoti į kitas šalis iš Lietuvos, tada labai mažai ryšių.
Na, pavyzdžiui, jeigu norėčiau į Lenkiją keliauti traukiniu iš Lietuvos, tada yra, kiek buvo? 2 arba 1 traukinys per dieną. Bet į Rygą tada tik 1, ne? Labai mažai, labai. Nu, be to, na, Lietuvoje yra dar daugiau miestų, kaip Tauragė ir... Na, Tauragė. Jo, pavyzdžiui, Tauragė arba Utena, Molėtai ir taip toliau, bet į tokius miestus nėra traukinių. Na, nors Tauragėje yra geležinkelio stotis, bet nevažiuoja. Na, truputį nepatogu. Na, bet tai suprantama, nes Lietuvoje apskritai nėra daug gyventojų ir, na, traukiniai tai tikrai kainuoja, na, kaip sakyti, na, tai daug kainuoja, nu, kompanijai, ne keleiviams, na, bet kompanijai, ne, tam, kad laikyti traukinių, nu, bėgius ir taip toliau stotis irgi, na, kainuoja, daug pinigų išeina, nu. Todėl, jo, sunku išlaikyti, ne, tokioje vietoje, kur mažai gyventojų yra. Na, Japonijoje yra tokia problema, kad, na, tokiose vietose, kur mažai gyventojų gyvena, tai sunku laikyti geležinkelio stotis, traukinius ir vis daugiau traukinių linijų, būtent Japonijoje, išnyksta kiekvienais metais, ypač provincijose. Ir ypač Japonijos šiaurinėje dalyje yra Hokkaido sala, ir šitoje saloje kažkada buvo labai daug traukinių linijų, bet dabar labai mažai. Na, ne labai, bet dauguma išnyko. Dauguma. Per 50 metų. Daug išnyko. Nu, kažkada po visą salą buvo traukinių linijų, visą salą, bet dabar jau nebėra. Ir net traukinių linijose, kaip sakyti, traukinių linijose, kurios dar egzistuoja, mažai gyventojų. Jau mažai gyventojų ir daug nenaudoja. Todėl sunku laikyti tokias linijas dabar kompanijai. Nu, ir kiekvienais metais tikrai, daug, kai kurios stotis išnyksta. Nu, ir kitose provincijose irgi, tokia problema yra. Nu, o dabar vėl pradėjus nykti. Na, bet to, Lietuvoje autobusų ryšiai, aš manau, mažai, kaip sakyti, paprastai mažai ryšių autobusų, nepatogu iš tikrųjų. Na, tai, jo, pavyzdžiui, jeigu, yra būtent Lietuvoje vietos, kurias norėčiau aplankyti. Ir tokios vietos tai gan tristiškos. Na, pavyzdžiui, Biržuose, pavyzdžiui. Na, dabar aš tai sugalvojau. Na, Biržuose yra tokia vieta, kur yra apžvalgos aikštė ir aplinkui yra ežerai, bet ten, kiek prisimenu, nėra autobusų
linija galbūt arba yra, bet kai yra, tai turi būti labai mažai. Bet apskritai galbūt nėra. Na, norėčiau lankyti, bet truputį yra atstumas iš miesto centro ir toli. Tai nepatogu tam aplankyti man. Na, truputį aš apgailestauju, kad dar neturiu mašinos vairavimo pažymėjimo. Vairavimo pažymėjimas, ne? Galbūt. Pažymėjimas, na. Pažymėjimo neturiu, o daug sninga dabar. Matai. Nu, buvo saulė, bet jau nebėra. Jo. Na, bet kažkada aš tikrai išmoksiu, kaip vairuoti, nes net Japonijoje, Japonijos provincijose, jeigu negali vairuoti mašinos, tada labai nepatogu. O, daug sninga. Daug. Jo, Lietuvoje, na, bet tai suprantama, kad autobusų ryšiai tai blogi Lietuvoje, nes daug lietuvių būtent moka vairuoti. Na, tai dėl to, kad paprastai ryšiai blogi. Ir žmonės vairuoja, ir tada vis mažiau žmonių važinėja autobusu. Nu, tai... Jo, bet turistams tai tikrai nepatogu. Nu, turistams, kurie nemoka vairuoti, nepatogu. Nepatogi šalis. Na, bet jo, be manęs, na, dauguma turistų būtent lanko tik didesnius miestus kaip Kauną, Vilnių, Klaipėdą, Šiaulius ir taip toliau. Tada, nu, vairuoti nereikia, nes, kaip žinote, yra geras autobusų, traukinių ryšiai. Na, nors iš kitos šalies tai nepatogu, mažai ryšių, bet mažai traukinių arba autobusų. Na, autobusų tai daug, iš kitos šalies net, tik traukinių, ne, bet aš manau, kad jo bus geriau, na, nes dabar yra konstrukcija Rail Baltica, ne. Dabar nėra tiesioginio reiso iki Talino, bet bus, ne. Bus. Dabar persėdimu galima važiuoti į Taliną, Estonijos sostinę, pagaliau. Na, anksčiau aš visada nesupratau, kodėl nėra traukinių ryšių tarp kitos Baltijos šalimi. Na, man buvo labai keista, bet tik, na, praėjusiais metais arba neseniai, ne prieš du metus, galbūt praėjusiais metais, na, traukinių ryšiai, na, atsigavo tarp Rygos ir Vilniaus ir pagaliau bus, na, tarp Talino ir Vilniaus. Nu, bus patogiau pagaliau. Na, aš manau, kad, na, dabar vis daugiau, na, turistų lanko, na, Baltijos šalis, todėl jo bus daugiau keleivių. Nebus problema, galbūt, veikimui, na, traukinių ryšius. Jo, o jeigu daug sninga, per daug galbūt tada. Per daug. Na, kai išeisiu iš kambario, tai bus truputį problema. Be galo daug. Toliau aš negaliu matyti. Matote? Tam. Na, ten turi būti kalnai, bet visai nematomi. Beveik.
tiek sniego jau labai seniai nemačiau. Neprisimenu, kada tiek daug sniego. Galbūt, būtent buvo žinia, kad galbūt prieš 2 metus, daug sniego. O jeigu Kiote. Bet tuomet aš buvau Lietuvoje, todėl nemačiau. Tiek sniego aš mačiau paskutinį kartą Kiote galbūt dar pandemijos metu 2021 metais galbūt. Todėl beveik 3 metai, 3 metus nemačiau tiek sniego Kiote. Daug. Bet dabar truputį šviesiau. Labai greitai keičiasi oras tikrai. Labai daug. Bus smagu pasivaikščioti dabar, tai po 9:13. Jau galbūt išeisiu pasivaikščios po miestą ir šiek tiek aš parodysiu jums, tai labai reti vaizdai su sniegu Kiote. Reti. Nežinai kiek kartų, nežinai kada galėsi kitą kartą pamatyti snieguotą Kiotą. Labai retai. Būna 1 kartą per metus arba nėra visai. Net man, tai toks vaizdas tai labai retai, nors aš gyvenu netoli Kioto ir, beveik kasdien, į darbą važinėju, bet labai retai aš matau tokio vaizdo. Labai. Jau keletą metų nemačiau. Dabar jau yra saulė beveik truputį, matai. Labai greitai keičiasi oras. Matai ten saulė. Ojei. Gerai. Išeinu. Šiandien tai viskas. Iki ir geros dienos. Būtent dar iš tikrųjų buvo vienas dalykas, kuris mane nuliūdino Lietuvoje. Tai, būtent, Lietuvos kurortai kaip Palanga ir Šventoji mane nuliūdino iš tikrųjų. Nes, tai kurortai, todėl aš pradžioje aš galvoju, kad tai tikrai gera vieta, geros vietos. Bet kai atvykau, mačiau žmonių minias ir man buvo per daug žmonių vienoje vietoje. Ir paplūdimys yra pilnas žmonių. Ir vaizdai, šiek tiek, per daug paprastai, per daug žmonių ir, ypač Šventoji. Aš manau, kad ten, tikrai, aplinkui yra daug butų turistams ir vis dar stato. Aš manau, kad tokie butai sugadino vietos vaizdus, man atrodo. Negražiai atrodo. Paprastai. Apie Palangą tai aplinkui. Be paplūdimio buvo šiek tiek gražu. Ir ramiau, jo. Bet apie Šventąjį tai, nelabai. Jeigu, išeinu iš to, kaip sakyti, iš to minios, tada jo Šventoji, aplink Šventąjį. Ramiau.
Ir yra vieta paplūdimyje, kur nėra žmonių irgi yra, bet truputį reikia eiti, ne? Todėl jo Šventoji ir Palanga iš tikrųjų man nepadarė didelio įspūdžio. Gan blogį įspūdį padarė. Jo, tikrai buvau nusivylęs, kai matau tiek žmonių ir tiek ypač būstų. Per daug pastatų. Negražu, tik kiekvienas pastatas aplinkui taip pat. Atrodo taip pat. Ypač šventai. Apie šventai tai nelabai. Jo. Tai nuliūdino Palanga ir Šventoji. Jo, tai viskas. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!